Taigi sveiki visi, šiandien su jumis aš Goldbox VIP. Taigi šiandien filmuosiu Tanki Online video, kurie parodysiu ataką, kovą ir papasakosiu truputį apie tankį. O rytoj bus informacinė video. Tai va, tai pakalbėsime apie rytoj truputį vėliau. Tai va, tai sakau, aš Goldbox VIP su jumis. Ir šiandien žaisime su Wasp ir su Smokey. Taigi pradėkim. Pas mus dažai bus tokie. Praznik tai žinot visi, kas tai reiškia, tai šventiniai dažai. Tai va, šventiniai. Tai va, tai užeinam į kovą iškart ir pradedam žaisti, bet kovą, kaip tik va, pradėjom žaisti. Tai va, mums pakrauna, mes iškart užeinam ir iškart pradedam žaisti. Sakau visiems, kas nežino, ką reiškia Tanki Online, tai rytoj truputį daugiau papasakosiu apie jį. Nu, tai bus viskas rytoj. Šiandien aš kalbėsiu apie kovą daugiau, kaip kovot, kas ir kame. Visi žaiskit šitą geimą, tikrai atsisiųskit, bet tai pakalbėsiu daugiau apie rytojų ir iš karto. Ir ką man dabar daryti? Nu, ne. Čia buvo kažkas truputį dukiškas truputį apsivertimas, bet nieko. Atsiprašau, čia truputį užkimnęs esu, tai truputį sirgu, tai nieko tokio. Atsiprašau. Tai, nu, bet stengsiu vis tiek daryti video, dėl jūsų darau video. Tikrai turėtumėt padėti laiką arba sub. Ir tikrai aš norėčiau, kad jūs padėtumėt laiką ir sub. Tai va, tai dabar mes imam skydą ir važiuojam atakinti flago, vėliavos tiksliau. Tai va, tai mes dabar lauksim vėliavos truputį ir tada pradėsim žaisti. Nu tai va, tai mes paėmėm vėliavą, bandysim su ją išeiti, bet nemanau, kad išeis ilgai. Toli. Nu, bandom išeidinėti, manau, kad išeisim. Čia easy. Na va, bus jau 8 vėliava. Mes išeisim čia po 2 vėliavų. Aišku, jie labai greit čia turbūt atveš. Čia netgi kovos nesimatė. Bet nieko bent jau parodžiau. Tai va, nebijokit, aš tikrai nebaigsiu šito video su šitą vėliavą. Nu tai va, tai mes dedam vėliavą, jie ima vėliavą ir daveža. Tai va, truputį gal nesąžiningos komandos, nes pas juos mažiau, pas mus daugiau. Tai va, aš matot trečias pažymėtas su tokia linija maža. Nu tai va. Einam imti dar tokį kaip ir raudoną, kuris pagreitina, kad nužudyti. Easy. It's difficult. Na va, bus 9 vėliava. Manau, aš kad ant easy jam išeis. Pas mane mažas šuniukas, tai gali būti, kad bus pašaliniai garsai, nes tikrai sakau, kad atsiprašau. Na tai va, tai žaidžiu Tanki Online daug jau metų, nu nelabai taip ir daug, bet vis tiek jau turiu truputį ir patirties ir visko. Aš žaidžiu ant mažo akaunto, kitose videose gal pamatysit mano ir didelį akauntą. Didelis tai ta prasme, kad jis truputį geresnės, kaip ir lygio geresnio, nes ir
Apskritai geresnė lygiai, ten visokie ginklai geresni. Na tai va. Ką dar galėčiau jums papasakoti? Galėčiau papasakoti, kad tikrai daug čia žaidėjų žaidžia šitą geimą. Jis yra šiaip ir nelabai tokia išpopuliaresnių, bet ir ne iš blogesnių. Tai va. Man yra 11 metų, aš iš Vilniaus, iš Lietuvos tiksliau. Na tai va. Aš iš Lietuvos, Vilniuje gyvenu. Visi, kurie nori su manim žaisti, tikrai aš visus priimsiu, tik rašykit geriau man į Skype, kas nori su manim, aš įdėsiu aprašymą Skype, nes... Ir sakau iš karto, kad šitą video mano yra pirma šitame kanale, nes aš pradėjau filmuoti tik šiandien dar, nes susikūriau kanalą tik vakar. Tai va, tai palaukit, aš truputį padarysiu ant pauzės ir greitai grįšiu, palaukit. Labai atsiprašau, aš grįžau, taigi pradėkime vėl video. Na, mes einam truputį, kaip sakoma, jiem iš nugaros, kad jie mus nepamatytų. Gali tai lengvai padaryti, bet manau, kad taip sunkiai bus. Tai va, tai išeiname iš šitos kovos ir einame į kitą kovą, kurioje truputį pažaisime, linksmiau ir geriau. Galim čia. Nemačiau kiek laiko, jeigu labai daug, tai aš išeisiu. Paprasčiausiai išeisiu. 14 minučių, normaliai, kaip tik prasidėjo raundas, tai tikrai apsimoka. O velnės. Na, va, galim pradėti žaisti. Atsiprašau už pašalinius garsus. Šuniukas žaidžia. Na va, tai palauksim vėliavos ir toliau galėsim vėl pradėti. Na va, vėliavą jau turim. Pagydyk. Ačiū tau, kad pagydai. Gerai, čia bus jau pirmas mano... Nu, nieko nebuvo, tai gerai, tai... Važiuojam ieškoti goldo, manau, kad čia jį bus easy surasti, nes čia ir mažai. Atsiprašau už garsus čia. Aš nesuspėsiu, gaila, bet aš nesuspėsiu ir jį paimnu. Sveikinu Fake. Sveikinu laimėjęs goldo. Sveikinu tave. Aš dar truputį video ant pauzės, bet greit grįšiu. Taigi sveiki, aš grįžau. Galim pratęsti. 9 minučių tik praėjo video, bet nieko, aš pasitengsiu padaryti daugiau. Šitą video pas mane išės kažkur 20 minučių, nes daugiau neišės, nes šiandien truputį neturiu ir noro, ir jėgų. Nes truputį buvau dar daktaruose, nes sergu, tai va. Tai dėl to negaliu, tai atsiprašau, bet tikrai galėsiu. Prašau.
Na va, veža mūsų vėliavą. Imk. Zim. Na va. Na va, aš čia truputį blogai žodžiu, nepykit, nes aš buvau truputį išėjęs. Reikėjo išėti, nes šou mažas, tai... Mamai reikėjo truputį padėti. Tai va. Nu, bet nieko. Manau, suprasit visi ir viskas bus gerai. Na va, dar 9 minutės ir aš čia dažaisiu ir baigsiu video, nes turėsiu išeiti. Tai sakiau, kodėl. Na va, tai žaidžiam dar toliau. Po 9 minučių truputį išeisim iš šito. Ir aš su jumis atsisveikinsiu, o rytoj bus mano kaip ir informacinis video. Na va, galbūt nebus antrų vėliavų, nes mes laimim, kol kas jie nebus. Viskas gerai, mes įsigelbėjom ir galim toliau eiti. Tikiuosi atvešiu vieną vėliavą. Nes jeigu neatvešiu, tai bus tikras nubas. Tai va, tai dėkit like, sub ir comment. Tikiuosi jums patiko video, tikrai. Jeigu ne, tai atsiprašau už blogą kokybę ar panašiai. Nu, mane kaip vaiką tvarko, nes čia didesnių lygių, kaip matote, mūsų gal ir daugiau, bet mes laimim vis tiek ir mes laimim ir jie, bet jie tam laimi, kad... Nu, žnarinam truputį. Ir to viską paaiškinsiu, ką reiškia nari ir taip toliau. Tikrai to viską paaiškinsiu. Geras. Na va. Vėliau faina, nes mane kaip duchu pervertė, nu bet nieko, vis tiek. Tai va, tai aš sakau, 6 minutės pažaisiu ir išeisiu iš gėmų, nes turėsiu eiti. Sakau, jeigu neišeis šiandien video, tai išeis rytoj, iš ryto ir rytoj vakarė išeis kitą video, nes aš turėsiu dar truputį ją pagerinti, pagražinti, ko trūksta, ko netrūksta. Ir neišeis į YouTube, mano kanalas Goldbox VIP. Dėkit subscribe, laiką ir rašykit komentarą. Aišku, dislaiką ir gali dėti, kaip jums ir patogiau. Aš komentarus parašysiu vieną tokį vaikiną gerą kanalą, kuris tikrai gerai filmuoja ir niekada, jis visą laiką gerai filmuoja, jis turi daug subscriberių, galbūt 1 milijonas, kiek ten, aš nežinau, tiksliau, tikrai pasižiūrėkit ir jis garsusis youtuberis. Jis tikrai garsus youtuberis, jis geras youtuberis. Kas supranta rusiškai, tai galite žiūrėti jo kanalą, kas ne, tada galite nežiūrėti, nes jūs nesuprasite rusiškai. Ten viskas apskritai rusiškai, jūs nesupranta lietuviškai pats. Kas nesupranta rusiškai, tai reiškia, jums tas netinka.
nes tik ten. Tai va. Na, va, bent kiek padariau, jau 224 padariau, o potom aš greit būsiu naujo lygio, darysiu jo video, kaip būsiu naujo lygio. Po to pirksiu vėliau pro abonementą, su kurio galėsiu eiti į profesionalinius servus. Na, va, dar reikia 2 vėliavos ir mes, kaip sakoma, galėsim baigti šitą video, bet mes neišeisim per 2 minutės tiek. Na, va, gerai. Na, va. Imu vėliavą, tikiuosi man duos. Nagi, prašau, mano. Prašau, mano vėliavą, prašau. Velnes. Tik pabandyk. No! Kaip aš epic padariau, kokia aš epic. Come on. Hehe. Oh yeah. Come on. Oh yeah. Nagi viskas, kaip aš sakiau, aš baigiu šitą video, jinai pas mane šiandien išėjo 17 minučių, atsiprašau, kad taip trumpai, kitą video pasitengsiu, kad būtų ilgesnė, ir to tikrai bus ilgesnė video, nes daug pasakosiu, tai su jumis buvau aš, Goldbox VIP, statykit laiką, sub ir komentarą. Iki kito video, iki rytojus, kaip sakant. Iki!